Toliau laidoje Svajonių sodai idėjos, kaip Valentino dienai užsiauginti tulpių. Kartu su parduotuvių tinklo Žalia stotelė specialiste, mūsų konsultantė Liucija Kunigiškytė. Vienas įdomiausių užsiėmimų rudenį tai susikurti tulpių sodelius, darželius, kompozicijas. Žinau, kad turit begalę idėjų, kaip tai padaryti ir kaip tų tulpių turėti kuo ilgesnį laiką. Papasakokit, Liucija. Labai graži gėlė yra tulpės ir mes tą patį grožį pamatom pavasarį. Pavasarį mes tada puolam desperaciją, pradedam ieškoti, kur tie tulpių svogūnėliai, bet nepamirškite, kad krokai, tulpės, narcizai, visa tai, ką žydi pavasarį, sodinama rudenį. Ir šiandien aš norėčiau pristatyti galimybės netgi ir tiem, kurie galbūt turi labai ribotą plotą arba visiškai jo neturi, ar dėl estetinių sumetimų irgi tokie galimi, nenori auginti svogūninių gėlių. Tai jeigu ir jūs norite tokios gražios puokštės, mes turime ką pasiūlyti. Štai 2 tulpės, kurios iš tikrųjų yra šitoje vazoje, 2 veislės, geltonos spalvos žiedais ir violetinės spalvos žiedais. Labai gražiai dera tarpusavėje. Iš vis kalbant apie kompozicijas, tokios paskutinių laikų madingos, tokios kontrastingos spalvos, kad pabrėžti tą grožį. O kalbant apie pražydinimą kambaryje, vėlgi, jeigu galvojate sodinti, neišsirenkate kokios rūšies ar grupės tulpę sodinti, nesodinkite į tą patį vazonėlį kelių grupių, tarkim, triumfo tulpių su papūginėm, rinkitės vieną, jos pražys vienu kartu, sudarys labai gražią kompoziciją. Liucija Kunigiškytė sako, kad pasirinkus įvairiausius vazonus mes galime užsiauginti tulpių ir pasipuošti namus, terasas ar biurus. O kaip pasirinkti vazonus svogūninėms gėlėms? Terasose, lauko laiptai, prie įėjimo, aš jau nebesirinkčiau plastiko, aš imčiau molį, imčiau šildytus vazonus. Ir dabar kokius? Mums reikėtų gilesnių, nes mes ruošiame sodinti tulpių kompozicijas. Tai vėlgi jie yra skirtingo dydžio. Šitas gilusis tai mums netiks, bet štai šitas ir šitas mums būtų tinkami vazonai. Aš paimsiu ir vieną, ir kitą. Ir šituose vazonuose pasodintos tulpės, aš jas pasodinsiu taip, lyg jos augtų daržo lysvėje. Šituose vazonuose jos galės augti ne 1 metus, 2-3 metus, jeigu jūs norėsite išlaikyti tą pačią kompoziciją. Į šitą baltai juodą vazoną aš sodinsiu štai šitą nakties karalienę, tamsias tulpės ir turėsiu tokią visiškai nestandartinė kompozicija, juodai, pilka, galbūt be tokios labai didelės nuotaikos, bet kartais ir tokia nuotaika irgi būna ir norisi tokio sprendimo. O kaip sakoma, štai šitos, čia ne bijūnai, čia yra tulpės, pilnavidurės, mišinys. Jas dar vadina bijūninėm. Dar vadina bijūninėm, jo, dėl tos. Aš manau, kad jos puikiai dėrės šitame vazone, tiesiog kontrastuos su tuo vazonu, nes patys žiedai yra labai ryškus ir jau antro to margumo ir ryškumo man jau nesinori. Ne? Ir dar vieną gėlę parodysiu, tokia irgi ramia darysiuosi kompozicija, labai smagu šitas vazonas, tai nėra keramika, jisai lengvas, visiškai lengvas, aš jį sodinsiu česnakus. Česnakus, ne valgymai, o dekorai. Bet kalbant apie česnakus, noriu priminti visiems, kad jie skleidžia česnako kvapą. Tai jeigu norės kažkas nors skinti, tai vėlgi atsargiai, kažin ar mes namie norėsime namus pakvipusius česnakais. Bet šitame vazone jie puikiai dėrės, labai geras santykis vazono aukščio ir pačios gėlės. Taip pat galime svogūninės gėlės auginti ir vadinamuose pašiltintuose termovazonuose, kuriuose ir žiemą galime palikti augti spygliuočius ar dekoratyvinius augalus. Jie nėra skirti svogūninėm gėlėm, bet galima naudoti ir svogūninių gėlių sodinimui, svogūninių gėlių kompozicijom. Aš netgi rizikuočiau jau nebenešioti, o palikti juose per žiemą. Auginčiau ne vien tik ne vien tik tulpes, ne vien tik narcizus, bet aš derinčiau, jau čia naudočiau jį kaip kompoziciją. Yra tokia galimybė. Netgi, tarkim, dabar mes neturime idėjos, kokį mes augalą papildomai norime auginti, mes galime palikti jam vietą ir tik dalyje vazonų susodinti mums patinkančias svogūninės gėlės.
O dabar imkimės darbų, kaip auginti svogūninės gėlės pražydinimui. Štai aš rankoje laikau pilką vazoną ir jame auginsiu krokus. Man šitas vazonas tinka dėl spalvos, man tinka dėl to, kad tai yra 10 cm aukščio vazonas. Krokų svogūnėliai yra labai smulkus, jiems nereikia sodinimo gylio. Manau, kad 30-40 svogūnėlių šitą vazoną sudarys tokią nepakartojamą kompoziciją. Ruošiame auginimo terpę, kaip ir kambariniams augalams, sako parduotuvių tinklo Žalia stotelė specialistė, mūsų laidos konsultantė Liucija Kunigiškytė. Pilame drenažo granulės, pilame kompostinę žemę su biohumusu ir sodiname krokų svogūnėlius. Kiekvienai svogūniniai gėliai gali būti kitoks sodinimo gylis. Atminkite, kad tuo giliu sodinama 3 svogūnėlių aukščiu. Jeigu krokai, štai toks gylis. O jeigu jie cintai, jie 3, čia yra gylis jų. Pakankamai giliai, nes svogūnėlis yra didelis. Tai taip yra sodinama lauke, į vazonus. O pražydinimui mes sodiname gerokai sekliau, parodysiu, kokiu giliu. Jau ten nebegalioja 3 svogūnėlių gilio taisyklė, pakaks ir vieno. Aš į šitą vazoną pasodinau 30 krokų svogūnėlių. Aš rinkausi violetinius, nes man dėrėjo prie pačio vazono. Bet mes turime krokų, neturime raudonos spalvos, bet turime oranžinės, turime geltonos, baltos, mėlynos, turime mišinius. Tai vėlgi labai linksmai atrodo mišinys. Tiesiog ankstyvas pavasaris, už lango šalta, žiema, o mes ant lango turim tokį mišinuką. O šitas vazonėlis man idealiai tiks narcizams. Lovelį aš susodinsiu apie 20 narcizų svogūnėlių. Renkantis pražydinimui kambariuose, atkreipkite dėmesį į svogūnėlio dydį. Jis labai svarbus. Rinkitės kuo stambesnius svogūnėlius, sveikus, kas nori iš tikrųjų tokios margos kompozicijos. Tai galima į tarpus susodinti dar ir tų pačių krokų. Sekliau tiesiog. Prismaigstyti krokų svogūnėlių. Tada krokai pražys anksčiau, o narcizai pražys kiek vėliau. Taigi, į ką dar sodinti galite rinktis? Tiks ir plastikas, ir keramika, ir netgi daigams auginti skirtos paletės, pataria parduotuvių tinklo Žalia stotelė specialistė Liucija Kunigiškytė. Ir netgi šitie vazonėliai, į kuriuos taip pat galima sodinti, jie nėra išvaizdus, bet jie labai plačiai, jūs galite labai taikliai juos panaudoti. Pasodinę vieną jacintą, jūs galite šitą vazonėlį perkelti į jūsų pavasarinių gėlių kompoziciją. Netgi jei turite štai tokią paletę likusią po daigų auginimo, jūs taip pat galite ją panaudoti. Liucija, kiek sutalpinote? 54 akutės, pasodinau 54 svogūnėlius. Bus tokia pievelė. Ją galime tiesiog į dirvą gėlynę visą auginti. Galime auginti terasoje, bet vėlgi, jeigu nesodiname į žemę, tai tada ją 2-3 savaitės įšaknydiname ir vėliau perkeliame į 0,5 ir per žiemos metu jinai taip pat, kad neperšaltų. Ir pavasarį mes galime vėlgi dekoruoti, apstatyti, žodžiu. Būtų gerai, aišku, ant padėklo pasistatyti, ar ne? Tai be abejo, nes mes laistysime paviršiaus kažkokią, tai dar galime, jeigu mums, kaip sakoma, mes matome, kad mums per daug statiška, per didelė, tai atminkite, kad tai yra plastikas, jūs galite įkirpti. Trikampiais, keturkampiais. O dabar svarbiausia informacija jau pasisodinus svogūninės gėlės. Visoms svogūninėm gėlėm nuo pasodinimo yra laikas, kada jos įsišaknyja. Tai paprastai trunka apie 3 savaitės. Vėliau 16 savaičių iki kol jos galima jau tikėtis iš jų žiedų. Po 16 savaičių išbuvusios ramybėje jos įnešamos į patalpą, kur norime, kad jos pražystų. Ir kai mes įnešime mūsų svogūninės gėlės į kambarį, per 2-3 savaitės priklausomai nuo temperatūros, kurioje jos augs, jos išskleis žiedus. Skaičiuojam, jeigu mes turime spalio 1, tai turime 16 savaičių, tai bus po 3 mėnesių, spalis, lapkritis, gruodis, sausis,
Tai mes spalio 1 pasodinę Valentino dienai galime tikėtis nuostabios puokštės ir nuostabių žiedų savo kambaryje. Jau kai jūsų gėlės ruošiasi žydėti, jūs tiesiog esate valdovas to vazono ir galite reguliuoti žydėjimo laiką. Tarkime, matote, kad tos gėlės jau ruošiasi žydėti, o jums dar ankstoka. Išneškite į vėsesnę patalpą, tiesiog. Bet vieną, ką reikia, tai nepamiršti pasodinti rudenį, įnešti į kambarį, laistyti ir auginti ant šviesios palangės.